Gražią žiemos dieną lankomės Kaune. Apžiūrime puošnią miesto eglutę. Bet pagrindinis mūsų tikslas – išsiaiškinti, kaip tapti čempionu. Garsūs čempionai jau žino, koks nelengvas sportininko kelias į pergales. O ką apie tai mano jaunieji sportininkai, Sabonio sporto centro krepšininkai? Paklauskime jų. Aš seniai jau jūs sportuoju. Seniai sportuoju. Ir noriu būti geras krepšininkas, bronzą iškovoti. Ar jums sunku mokytis ir sportuoti? Lengva, nes kai grįžti iš treniruotės, pailsiu ir einu namų darbų ruošti. Kartais neišeina, kartais išeina. Ar jums užtenka laiko su draugais pažaisti žaidimus? Užtenka laiko pažaisti su kitais vaikais. Man atrodo, kad neužtenka pažaisti su vaikais žaidimų. Nes turim klausyti trenerių ir daryti pratimus. Žaidžiat su kompiuteriu ar sportuojat? Aš ir sportuoju ir žaidžiu prie kompo. Man užtenka laiko ir kompiuteriu ir krepšiniu. Ko reikia, kad būtum čempionu? Kad būtum čempionas, reikia daug treniruotis ir niekada neatleist sporto, kad ir vėl nebesportuoti. Aš noriu žengti didelis ir žaisti krepšinį ir laimėti medalį. Man labai patinka žaisti krepšinį, kai jis žaidžia, man labai patinka. Aš visą laiką valgau savo močiutės sriubą, kad užaugsiu ir būčiau geras krepšininkas. Reikia klausyti trenerio, ką sako. Reikia klausyti trenerio, tėvų, trenerio padėjėjo. Po to gerai sportuoti. Reikia gerai mokytis, nebartų mokytoją. Nors jaunieji krepšininkai dar labai jauni, bet jau supranta, kad siekiant pergalių reikia daug dirbti. Palinkėkime jiems sėkmės.